aš dar labiau sutiksiu. Dar labiau. Dar šiek tiek. Kodėl? Čia taip jau labai į visiškai sutinku pusę. O kodėl ne? Komiksai labai smagu, labai iliustratyvu, patrauklu, labai įsimintina. Čia kaip reklama kokia, klausykit. Taip, ir tikrai manoma ir pritaikyta tam tikrai grupiai, mūsų jaunųjų mokesčių mokėtojų, manau, sudomintumėm. Aš net visiškai pasakysiu, kad sutinku, nes aš pagalvojau, galima būtų net paversti komiksų suaugusiem ir pateikti tą dar įdomesnę formą. Tai galima būtų pagal amžių skirtingus komiksus padaryti. Tikrai taip. O suaugę irgi gali. Lygiai taip pat. Tai kur tie komiksai? Naują idėją davėm. Skanus tas nesveikas maistas. Sutinku tikrai. Skanus. Ypač kai sunki diena. Taip. Bet aš po to pagalvojau, dėl ko aš visiškai nepajudinau, nes ir sveiką maistą galima padaryti labai skaniu. Tikrai. Galima kokį desertą padaryti iš daržovių, bet su šokoladu, bet jis vis tiek bus skanus. Nežiūrint, ką mes skaitom sveika ir nesveika. Nes čia irgi toksai yra, kur greitas maistas šiaip gali būti sveikas. Gali. Greiti makaronai. Taip. Su sūriu. Taip. O pavyzdžiui, brokolis, jeigu su meile, su fantazija, irgi gali būti labai skanus. Pavyzdžiui, ir čia sveika, bet ir skanu. Fondiu šiaip tais, šokolado su braškėm irgi skaito sveika, nes jeigu tu paimi braškės, tai yra uogos sveika, juodas šokoladas sveika, kartu sveika. Taip, o jeigu surus, su sūriu ir su bulvyte, labai skanu. Nors nesveikas irgi skanu. Tai dėl to aš taip per vidurį, nes man viskas skanu. Jeigu nori, galima padaryti skaniai. Taip, sutinku. Gal pasakys neegzistuoti. Nesutinku, kad neegzistuoja. Aš manau, čia reikia tiesiog kokios fantazijos ir žinoti, ko nori. Ir tikrai egzistuoja. Tikrai egzistuoja. Kiekvienas randa savo sritį. Svarbiausia rasti ir pritapti, man atrodo. Ir jeigu tau širdžiai mielas darbas, jeigu tau jis patinka, jis tikrai bus mielas ir prasmingas. Aš šiaip manau, dėl to rasti ir pritapti, aš manau, kaip tik darbas tau turėtų pritapti, o ne tu darbui turėtum pritapti. Mano tokia nuomonė. Aš pasiginčičiau, man atrodo, labai svarbios yra ir asmeninės savybės. Pavyzdžiui, aš esu teisininkė, ne? Tai teisėje reikia kruopštumo, net įsitempiau dabar. Truputėlį reikia šitų savybių. Jo. Tai reikėtų ir pagal savybės ar savo asmeninės pasitikrinti. Taip. Bet aš vis tiek nesutinku, nes manau, kad viską galima išgalvoti dėl savo darbo. Arba sukurti naują. Galima sugalvoti. Taip. Oi. Ir aš visiškai nesutinku. Mane labai ta politika manęs netraukia. Iš menininkė man nereikia ten tų visokių pareigų kažkokių. Bet gal čia ne tik pareigos. Kas yra prezidentas? Jisai žmogus, kuris dirba savo darbą. Visi mes dirbam savo darbą. Taip. O superherojus turi galių ypatingų ir gali gelbėti pasaulį. Taip. Tai jau geriau kažką gero. Aš nesakau, kad prezidentai gero nedaro, bet jau geriau kažką padėti. Tikrai prezidentai labai daug daro, bet neturi super galių, kurios turi. Aš labai skraidyti norėčiau. Ko tu norėtum būti? Viskuom. Ne, o šiaip dėl supergalios aš visada norėdavau skraidyti. Nes tada aš galvodavau, man tada nereiktų nei lėktuvo, nei mašinos, kamščių nebūtų. Kaip gerai būtų? Labai gerai. Wonder Woman. Jo, taip. O jūs, kokią norėtumėte supergalią turėti, jeigu galėtumėt pasirinkti vieną? Norėčiau gelbėti pasaulį. Bet jinai irgi lygiai taip pat tinka. Graži, protinga, ryžtinga. Taip, ir gelbėja pasaulį. Žodžiu, Superwoman, itis gerai. Norėčiau neutrali išlikti, ar galiu? Taip. Aš dabar irgi galvoju. Gal irgi neutrali. Kodėl neutrali? Todėl, kad viena iš mokesčių funkcijų išties yra reguliacinė. Jeigu tu nori paskatinti verslą, paslopinti, atsisakyti taršos, tai tu gali daugiau apmokestinti. Jeigu tu nori kažką paskatinti, kokią nors veiklą, verslą, tu gali suteikti lengvatą. Tai šiuo atveju, jeigu kalbam, kad prioritetas yra medžių sodinimas, lengvata tokia galėtų būti. Bet pasodinti medžių neužtenka.
Jį reikia prižiūrėti, Tai va dėl to paremti, palaistyti, prižiūrėti, nesulaužyti. Ir tai yra didžiulis darbas, atsakomybė ir tai yra ilgalaikis projektas. Dėl to vien lengvata medžio sodinimui, jinai tikriausiai neturėtų poveikio dėja. Taip gražiai pasakyta, kad net neturiu ką pridėti prie šito. Aš čia dedu. Ir aš galiu pasakyti dėl ko, nes aš norėjau dėti per vidurį, bet po to supratau, kad jeigu tu žinai, kas bus ateityje, nebėra įdomu gyventi. Bet iš kitos dalies tu gali žinoti, kam ruoštis reiktų. Tai, pavyzdžiui, žinosi, kad dirbsi, tai žinai, kur tobulintis ateityje, arba žinai, kad kažkas atsitiks blogo, žinai, kaip tada gali galvoti, kaip tai išvengti. Tai kaip ir yra teigiami dalykai, bet iš dalies irgi kaip ir nesinorėtų žinoti, kas ateityje atsitiks, nes tada nebebus noro gyventi ir į priekį. Manau, kad tikra teisybė. Labai tikriausiai būtų savanaudiška nubėgti, pasižiūrėti, lygiai taip pat kaip ir grįžti. Dažnas klausimas, ar keistum ką nors, labai sunkus klausimas, nes nežinai, kaip gali susiklostyti, ne, drugio efektas. Tai gal geriau tiesiog kokybiškai gyventi šią dieną, aišku, planuoti ateitį, nepamiršti praeities, prisiminimų turėti įvairių, planų turėti į ateitį, bet gyventi savo gyvenimą. Tikrai, taip. Tai čia filosofinis klausimas. Arba nugalėčiau, arba nenugalėčiau. Vienas iš dviejų. Aš sakau, kad sutinku, nes didžiąją dalį aš visada prieš draugus laimiu. Jeigu tu laimi, tai aš tikriausiai turėsiu pralaimėti. Pabandom? Pabandom. Gerai, žirklės, akmuo, kaip jūs sako dažniausiai? Žirklės, akmuo arba šulinys. Jo, bet vaskyčiai? Taip. Ančiai? Gerai. Gerai. Vaskyčiai. Ką aš jums sakiau? Ir aš sakiau, vienas laimėtojas, kitas pralaimėtojas, natūralus procesas. Čia taktika, nors ne aš tiesiog. Ai, taip, gerai. Tiesiog laimės. Aš sakyčiau, kad lengviau. Nėra lengva, bet yra lengviau su tokiais dalykais kaip socialinės medijos. Yra žymiai daugiau vietų, iš kurių galima užsidirbti nei seniau. Galima žymiai lengviau pradėti mažus biznius visokius, tokie, bet maži darbai. Visiška teisybė, tikrai erdvės ir galimybių yra labai daug. Bet šitame klausime užkoduota viena problemėlė. Reikia dirbti. Tam, kad užsidirbtum, reikia visur ir visuomet dirbti, reikia stengtis, reikia domėtis, reikia mokesčiais domėtis, apie ką mes šiandien kalbame. Ir dėl to be darbelio nebus rezultato. Taigi, šiek tiek ir nesutinku. Gerai, bet aš vis tiek sutinku. Aš žinau. Aš irgi mokesčiai kuria ateitį geresnę, mokesčiai kuria mūsų šalį geresnę. Visiška teisybė. Taip. Tikrai kuria mums, mūsų vaikams, mūsų tėvams, mūsų seneliams, mūsų visiems kuria. Taip. Ir padaro Lietuvą labai gražią. Tikrai taip. Ir saugią, ir patrauklę, ir labai gražią. Kuria tokius dalykus, kad ir paprasčiausiai, iš tikrųjų, kas labai keista, kad mes kartais net nepastebim, ant kiek viskas yra priklausoma nuo mokesčių. Mes galime važiuoti ryte į darbą ir galime važiuoti lygių keliu. Ir mes nesuprantame, kad tas lygus kelias yra nuo mokesčių. Kitas dalykas, tas pats, kas eiti į mokyklą, švietimas, ugdymas, mokesčiai. Eiti lygiai taip pat gydytis į poliklinikas, mokesčiai. Žodžiu, viskas, aš kalbu ne privačias. Visos smulkiausias detalės, jeigu jūs tik atkreiptumėte dėmesį ir pradėtumėte galvoti apie mokesčius, pastebėtumėte iš tikrųjų, ant kiek kasdieninėme gyvenime daug, kur jie visur yra. Tikrai taip. Visiškai sutinku. Ir aišku, mus tik tai vargina, gazdina ir iš mūsų vagia šešėliukas. Dėja, kurį mes turime pastebėti ir nugalėti. Taip, labai kažkaip pasakyta. Aš manau, kad daugiau sutikom. Daugiau sutikom ir mūsų nuomonė sutapo. Mes sakėm, kad čia būsim, blaškysimės po tą lentelę. Ne. Turim savo nuomonę ir žinom, kur jinai turi būti.